Sveiki visi. Labas visiems. Taigi šiandien mes padarėme tokį video įrašą. Tai Remigijus pasidalins savo patirtimi apie tai, ką jisai daro ir kokie yra įrankiai tam įprasti kvėpuoti per nosį. Dažnas iš mūsų tikrai kvėpuojame per burną. Netgi vaikai ir tie, pastebėjau, ypač miegodami, sėdėdami, kažką darydami, kvėpuoja per burną. Taigi jau koks yra, kaip ir kenkia mūsų organizmui tas kvėpavimas per burną. Tai va, Remigijus, papasakok apie tai, kas ten vyksta mūsų organizme, kai mes kvėpuojame per burną ir kas vyksta, kokie pokyčiai vyksta, kai kvėpuojame per nosį, ypač vat naktį, ir ką tu dabar ten naudoji naktį miegodamas, kad būtent išsiugdyti tą įprotį, būtent kvėpuoti per nosį. Ta prasme yra padaryta tokia studija, kad žmonės dažniausiai kvėpuoja, ypatingai dabar tokiu laikotarpiu, laiku ir jau dešimtmetis ir daugiau. Mes anksčiau taip nekvėpuodavom. Ką noriu pasakyti, kad tas greitas gyvenimo tempas, daug streso, lėkimas pastovus, tiesiog visi norim visko greitai, čia ir dabar. Ir tiesiog mūsų sveikas kvėpavimas turėtų būti 5,5 įkvėpimo per minutę. Tai reiškia, per minutę mes turėtumėm įkvėpti 5 kartus mes įkvepiam ir per 5 mes iškvepiam ir čia skaitosi vienas įkvėpimas. Tai tokius mes turėtume padaryti per minutę 5-6. O mes vidutiniškai ta prasme tokia studija yra padaryta, kvėpuojam nuo 18 iki 20 kartų per minutę. Tai galim įsivaizduoti, kaip mes persikvėpuojam tiesiog, tikrai ta žodžio prasme. Tas persikvėjimas, ką reiškia persikvėpuojam, kad mes tiesiog, mūsų organizmas yra praktiškai pastovioje streso būsenai. Širdies ritmas yra pakilęs. Mūsų plaka žymiai dažniau negu turėtų. Stresas įjungta simpatetinė nervų sistema, kuri atsakinga už bėk, lėk, ten, kur reikia save apsaugoti. Organizmas yra užvestas, yra simpatetinė nervų sistema. Turėtų būti parasimpatetinė nervų sistema. Simpatetinė nervų sistema mums taip pat reikalinga, kada mes sportuojam, kada mes reikia kažką tai, tokio padaryti. Atlikti kažkokias tai užduotis, mus gelbėja nuo, kai mes kažko bijom, gal tikrai kažkada reikia nuo kažko pabėgti. Tiesiog, kad pasisaugot, tas dėmesingumas. Tai tiesiog mums reikia stengtis, kad gyvent sveikiau ir kad savo organizmą nuramint, mums reikia kuo labiau aktyvuoti parasimpatetinę nervų sistemą. Ir ką norėjau pasakyti, kad pagrindinis dalykas, kas dar labiau aktyvina tą simpatetinę nervų sistemą, tai yra mūsų kvėpavimas burna. Dauguma žmonių, yra lygiai taip pat studija padaryta, kvėpuoja burna. Apie 85-90% žmonių kvėpuoja burna. Arba kvėpavimas yra ne iš pilvo diafragmos, o yra iš krūtinės arba iš vis sulaikytas, kai mes įkvepiam, kai buvo sustingsta tas toks užšalimas ir atrodo visiškai nekvėpuoja. Ir ten suspausta viskas yra. Tai ir jis yra netolygus, jisai padrikas. Tai tas būtent kenkia mūsų tiesiog visam organizmui, kenkia mūsų kraujagyslėm, širdies darbui. Ir, ta prasme, visa sistema organizmo yra užsivedusi. Kvėpuot reikėtų per nosį. Jeigu tėvai pastebėtų savo vaikus, tai nemažai vaikų tiesiog tikrai kvėpuoja pro burną. Nes ir tie vaikai dabar daug daugiau, jie yra tokie hiperaktyvesni.
Taip, tai vat būtent tas turi tam ir įtakos lygiai taip pat turi. O dabar papasakok, kas ten vyksta, kai mes kvėpuojam per nosį. Nosimi, mes aktyvuojam azoto oksidą, kuris atsakingas už kraujagyslių praplėtimą, veikia antimikrobiškai, veikia priešuždegimiškai, mažina kraujospūdį, mažina širdies ritmą. Mums dažnai buvo sakoma, kad reikia įkvėpti giliai. Iš tikrųjų mes, kai kvėpuojam giliai, tai įkvėpi giliai, kvėpuoti giliai nėra blogai, kai tu įkvėpi, sakykime, atsikeli ryte, kai tu įkvėpi giliai ir ten pažadini organizmą ir panašiai. Tai yra gerai, kad maitint, kad deguonis patektų į mūsų smegenis, nes dažniausiai deguonis pas mūsų organizme jisai tiesiog cirkuliuoja, bet jisai neveikia efektyviai, nėra to balanso, kad būtų tas balansas, nes deguonis keičiasi su CO2 ir tada vyksta cheminė reakcija ir deguonis tada tinkamai jisai gali patekti į mūsų organus, audinius, ten, kur jisai turi patekti. Nes dažniausiai deguonis, jisai tiesiog mes deguonies turim pakankamai organizme. Jeigu užsidėsim oksimetrą, aš čia jį turiu pas save, tai dažniau ko gero įrodys 99. Tarp 95, 6, 99. Tai kai mes kvėpuojame per burną, mes dar daugiau tą deguonį, save pripildom deguonį. Tas ir esmė yra, kad mes persikvėpuojam, o kada tas gaunasi, kai deguonės per daug, vakcinis stresas vadinasi. Ta prasme, kaip ir to deguonies, kaip ir yra, bet jisai kažkur, tiesiog yra toj ertmėj mūsų, bet jis nepatenka ten, kur jam reikia. Jo, jisai nepatenka į mūsų, kiek daug žmonių skundžiasi, kad skauda galvą. Ten yra, nes smegenys nėra pamaitinami pilnai deguonimi. Tai tas ir yra, kad reikia su kvėpavimu mes galime tą padaryti. Kvėpuodami per nosį, ramiai iš diafragmos, iš pilvo. Ir tiesiog labai norėjau pabandyti ir žinau, kad tas veikia ir žinau, kad tikrai daugybė žmonių pasaulyje jau pradeda naudoti ir naudoja ir yra tikrai didžiulis poveikis ir yra didžiulė nauda išsimiegot, neiti į tualetą, kas keista, kad neiti į tualetą taip dažnai ir atsikelt ryte tiesiog pailsėjus. Būna girdim tuos dalykus, nuėjau pas gydytoją, nieko neranda. Tai va tas dalykas yra, kad mūsų pats organizmas, jisai labai daug ką gali ir tiesiog mums patiems reikia atkreipti dėmesį į save, į savo organizmą, į savo vidų, nes lygiai taip pat mūsų sveikata susijusi su visais tais emocinė būsena, kaip žinom, tą visi įtakoja. Tas pats kvėpavimas įtakoja, maistas, papildai, ką mes vartojam, kaip mes miegam, visa tai, ta bendra, visa kūno tas užterštumas, kiek mūsų kūnas užterštas visais cheminiais preparatais, ta prasme, pats jisai pleistriukas atrodo, va taip, toks. Tai va, tai koks mano pastebėjimas yra, kad aš su juo pramiegojęs, visiškai nejaučiau jokio diskomforto. Prasme, aš jį užsiklijavau dar prieš užmiegant, tiesiog dar truputėlį su juo pabuvau, tiesiog kad apsiprasčiau. Labai keista pačiam, ta prasme, ir kas buvo toks didelis toks momentas, suvokimas, kad tikrai visiškai nereikėjo įti į tualetą. Kitą dalyką naudoja ir sportininkai, kurie treniruoja save geresniam rezultatams, geresniam įsimiegojimui.
kad kvėpuotų ne per burną, o per nosį, keltų labiau pailsėję. O kad su kvėpavimu galima reguliuoti visą savo organizmą. Detoksikacijos procesas vyksta irgi per plaučius. Per kvėpavimą. Liepos mėnesį mes organizuojame stovyklą. Tai emocinis detoksas. Tiesiog viso kūno detoksas, minčių, proto detoksas, pastebėjimo savęs, savo kvėpavimo, išmokti taisyklingai kvėpuoti. Kas norite jau dalyvauti, galite pradėti jau siųsti, rašyti žinutę, registruotis į mūsų organizuojamą stovyklą. Tai bus Liepos 5-7 dienomis. Visa kita informacija dar bus patikslinta. Ačiū, kas dalyvaujat, kas klausėtės, kas klausysitės mūsų puslapį. Galite prisijungti į grupę Atrask save per kvėpavimą arba į mūsų saviugdos praktikų studiją puslapį, kur taip pat rasite visas naujienas ir informaciją, dalinimasis apie kvėpavimą, apie emocijas ir apie visą kitą, kas yra sveika ir naudinga mūsų organizmui. Ačiū, kas klausėt ir nepamirškit kvėpuoti pro nosį. Gerai. Susirask patogią vietą, atsigulk arba atsisėsk, tiesia nugarą, pečiai atpalaiduoti, kad jaustumeisi patogiai ir komfortiškai. Ir leisk savo skirti savo kelias minutės, atsipalaiduoti ir susijungti su savo kvėpavimu, su savimi, pastebėti save, savo kūno pojūčius. Leisti kūnui atsipalaiduoti. Užmerk akis. Kvėpk pro nosį. Iš diafragmos, iš pilvo pajaus, kaip oras kyla nuo pilvo apačios aukštyn. Oras kyla į krūtinę. Gali įsivaizduoti, kaip nugaros pusėje plečiasi, kyla aukštyn. Tada lengvai paleisk, pažiūrėk pro nosį arba pro burną, kaip tau patogu. Pakartok tai kelis kartus. Jaus, kaip oras kyla aukštyn. Pilvas išsiplečia, pakyla ir su iškvėpimu lengvai kvėp. Dabar pajausk savo kūną. Kaip jis šiuo metu jaučiasi. Gali jį praskanuoti nuo apačios, nuo kojų pirštų galiukų aukštyn, per blauzdas. Pajaus kelius, šlaunis. Klubus, pilvą. Truk aukštyn. Pajausk savo rankas,
jaus, kad žandikaulis atpalaiduotas. Lūpos. Skruostikauliai. Kakta. Laibuok. Ir dabar kvėpk lengvai. Ir įkvėpkim per 4 ir iškvėpkim taip pat per 4. Padarykim įkvėpimą per nosį. Lengvai ir iškvėpimą taip pat per 4. Paleidžiant orą iš savo plaučių. Įkvėpimas. Pajauskit savo tempą, neturėtų būti įtemptas. Nereikia įkvėpti iki pat galo, kad pritrūktų oro, jaustis nepatogiai. Tiesiog lengvą, ramų įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir pasistenk, kad kvėpavimas būtų sujungtas, vientisas. Per 4. Ir iškvėp. Gali skaičiuoti savo mintyse. Leisk mintims plaukti. Jeigu kyla mintys, tiesiog leisk joms būti, nesipriešink joms. Didžiausias pasipriešinimas vyksta tada, kai mes priešinamės. Tiesiog leisk joms būti tokios, kokios jos yra. Nesistenk nuvyti, pašalinti, tiesiog leisk joms būti. Ir kvėpuok lengvai. Jausk, kaip kūnas rimsta. Kvėpuok ramiai. Pajausdama, kaip oras įteka. Ir iškvėp. Ir paleisk. Išplauk iš savęs viską, kas tau atrodo turėtų būti paleista, išskalauta. Leisk kvėpavimui išnešti, išplauti iš tavęs tai, kas nereikalinga. Ir taip kartok tokį kvėpavimą. Įkvėpimą per 4 ir iškvėpimą per 4, lengvai, be pasipriešinimo, neforsuojant. Ir dabar galim įkvėpti viršuje. Truputėlį sulaikom orą, 5 sekundės. Ir lengvai su tokiu lengvu atodusiu paleiskim iki galo. Paleiskim, sulaikykim orą 10 sekundžių gale iškvėpimo. Pajausk tą vidinę ramybę savyje. Ir dabar vėl gali įkvėpti. Įkvėp gilesnį įkvėpimą pro nosį.
paleisk giliu atodūsiu. Gali kartoti tokį kvėpavimą tiek, kiek tau norisi. 10-20 minučių. Ir leisk savo pailsėti taip dienos eigoje arba vakare atsigulus prieš miegą. Padėkok savo, kad skiriai savo laiko